Klaipėdoje padegtas kultūros paveldo objektas senoji gyvulių skerdykla. Vos prieš kelias dienas buvo suderinti šio unikalaus pramoninio statinio restauravimo dokumentai. Štai šis buvusios skerdyklos pastatas Klaipėdoje niokojamas jau ne vieną dešimtmetį. Statinys yra įtrauktas į kultūros paveldo registrų sąrašą. Paveldosaugininkų teigimu, vos prieš kelias dienas buvo suderinti jo restauravimo dokumentai. Ir štai vakar jis vos nesudegė iki pamatų. Spėjama, kad skerdykla buvo padegta tyčia. Tai neatsitiktinumas, tai tikrai. Degint, ką miesto pakraščiuose yra puikių medinių griuvėsių, kurios, jeigu kas nori pasidžiaugti ugnimi, gali tenais pasidžiaugti. O čia reikėjo didelių specialių pastangų ten patekti, užsitemti tą indą, šlakstyti, kažką deginti, bėgti, matyti reikėjo ir automobilio, ir dviračio, aiškiai pasiruošta. Man labai primena kurhauzo padegimo braižą. Skerdykla degė atvira liepsna. Gaisro likvidavimas buvo gana keblus dėl sudėtingų pastato stogo konstrukcijų. Vis tik ugniagesiai abejoja tyčinę padegimo versiją. Padegimo fakto ir kažkokių požymių arba įrodymų duomenų apie padegimą jokių nerasta ir nenustatyta nei vakar, nei šiandien. Mes papildomai dar buvom nuvažiavę tyrėm. Nieko nėra, ne? Tikrai nėra. Ten apart tuščių alaus indų plastikinių ir nuorūkų mes ten nieko daugiau neradom. Be nuorūkų ir plastikinių butelių gaisravietėje nieko nerasta. Manoma, kad gaisrą sukėlė benamiai. Telefonu kalbinti pastato savininkai taip pat atmetė tyčinę padegimo versiją ir laukia oficialių tyrimo rezultatų. Skerdyklą žadėjo artimiausiomis dienomis aptverti.